Nu ką, draugužiai, ir vėl susitinkam tos pačios vietos kaip ir pirmose videos. Pusiau tie patys įrankiai. Tai vat, jau matot, kad naują ritelę turiu. Tai dabar pas manęs irgi pagaliau stabdis su garsu bus. Ir einam vėl iki Jono kalnelio. Ir su manim kaip visada, tas pats kolega. Nežinau. Tai vat, bandysim kažką pagauti. Tikimės bonusą pagauti. Kai bus, pamatysit laidoje. O gal dar nesiveja sukrių? Turiu. Galiu pasakyti tiek, kad su naujo ryte, su plonesniu valu, nauji pojūčiai. Kažkas jau geresnio. Sau kas čia vyksta. Ką, išbandysim naują ratutę Berkingo. Dar plonesnis valas, tai jaučiu ir aš pradėsiu nutraukinėti avižėlės. Oi, kaip fainai dirba. Tik šiandieną, sakyčiau, vėjas labai jau toks trukdantis ir stiprus. Ir jau kaip matot, prie krantų lelijos jau baigia užvalyti šios krantus. Tai nebeturėsim kaip mes čia pažvejoti Jono kalnelį. Tai ko gero paskutinė žvejyba Jono kalnelį. Reiks važinėti kitas vietas, ieškoti kitų vietų. Ką tik atėjom. O sukriukas mėtokio? Ne, mikro masaliukus. Aš sakau, gal sukras kartais. O gal dar nesiveja sukrių? Turiu. Oi, kokia graži žuvytė. Va pas mus tokie milžinai kimba. Nu, pabandysiu ir aš ką nors suvivėti. Va, pirmasis. Galiu pasakyti tiek, kad su naujo ryte, su plonesniu valu, nauji pojūčiai. Wow. Geras. Dar pasiimsiu spiningą. Nu, dabar betrūksta kotelę atsinaujinti. Net grinai pulelyje. Aš turiu keletą pasiūlymų. Pirmas – pavalgyt. Pasiūlymas. Antras pasiūlymas – pavalgyt ir varyti. Ko jūs, ponas, keikitės? O. Ne, namuose reiktų gaminti. Turi? Namuose reiktų ir gamintis valgyti. Koks ešerys. Bet kaip gražiai kirstelėjo. Ir šūlintį visiškai. Tai pas tais ir normalesnis buvo. Ką čia turite? Gražios spalvos. Nesimato, saulė šviečia. Slėptis prieš realiai visada apmėti. Viską normalesnė? Tai aišku, kad normalesnė. Oi. Kaip tais ne? Trečias normalus ešerys. Va taip va.
Vau, kiek toli nuskrido. Kažkas jau geresnio. Ne. Plakis. Pirmasis plakis mano avižadrebio istorijoje. Bet koks stors. Va, koks gražuolis. Paleidžiam toliau. Sau, kas čia vyksta. Šakutė ten šytinai. O dabar, kai pats kraunės, tai jau nebedės. Turiu. Ką turi? Žuvį turiu. Suprantu, ką? Ešerį. Ešerį. Nu va, dar vienas gražuolis. Čia bus 5. Pradės kaip? Kiek tu turi? 14. 14. Aš 5. Biškį atsilieku nuo tavęs. Sakau, pradės kaip? Gal. Bet žinok, vis tiek geriau man sekasi negu tada, kai buvau prie tam video. Nors po praeitą video aš susirgau, ne tu. Tai kažkaip atvirkščiai turėjo būti, aš turėjau būti tas simuliantas. Ir. Ką čia turim? Ešeriukas. Nedidukas. Atgal. Eita. Kokie salačiai čia plaukia. Oi, kokie. Nutraukiai? Toks smūgelis ir ne. Kaip tu taip sugebėjai? Nežinau, į lelijos lapą. Ta, ne lapą, po. Ui! Turi vėl. Kokie smūgiai! Plakis! Vėl. Bet čia gar mažesnis. Ant ko tu čia gaudai? Ui, kažkas ten verda. Ant ko tu čia gaudai? Ant to tamsiai raudona. Ant antos? Dark plum, jo. Toliau. Bliama, kaip jie smagiai kimba. Plakė, jo. Dar nauja rytukę išbandyta. Per mažai bekingų užsidėjau, tai nežinau, reikės kažką išvykti. Kažkada kažkur. Bet jo, bent jau kažkaip pradėjom gaudyti. Žiūrėjau, kaip kažkaip. 7. Pas tavęs 14. Nu va, jau biškį sumažinau skirtumą. Bet tai jau nebepasivys ir nebeapžėjus jau tikrai. Čia jau tiek to kalnelio beliko. Nebent antrą tą ratą eisim. Žiūrėk. Pats išsigandau. Nenutrauk. Sako gerai. Uodegą nutraukiu. Pusę tantus nutraukiu. Tu salačių nėra. Pusę tantus dingo. Ten nuo to kalno ir... Kur čia turim? 15 pas tavęs. Man tai karščio aš neįkaliau kilinio. 16.
Žuvau, visko būdų. Šalatėlis. Čia žolė žvejoj. Koks laimikis. Reikia ir tokį pagauti kars nuo karto. Žiūrim, ką čia turim. Ešeriukas. Nu, jau ir galvojam, kad tik baiginėt žvejybą. Šiandien nieko ypatingo nesugaudėm. Nu, tie 2 plakiai buvo visai faini. Aš pagavau 8, tu pagavai 16. Nu, tai dvigubai. Rytutė, tai žiūri faini, žiūri smagi. Labai sklandžiai vynioja valą. Dirba labai gerai. Bent jau mano nuomonė. Man užtenka tokios. Tai vat. Jeigu patiko šis video, neužmirštam paspausti like bei subscribe. Parašykit komentarą kokį nors, kas gal kažkokiu pastebėjimu, ką keist, ką pridėt. Ir susitiksim kitame video.